Na tai sveikos merginos, tai ką, pradedam naują savaitę. Šiandien beje yra antradienis ir aš čia papildžiau savo ruletę naujais darbais. Tai tais dviem darbais, kuriuos jūs matėte, naujai pirktus, tai yra Mill Hillas ir Dimensions. Ir dar pridėjau du seneliukus, va šitą ir šitą, jeigu man iškris. Na ką, suku dabar vieną ruletę, tai žiūrėsim, kas iškris. Kaip sakiau, reiškia, turi iškristi vieną kartą suku, kad iškristų kalėdinis darbas, kitą kartą suku, kad iškristų nekalėdinis. Na va, tai iškrito plunksnos, nekalėdinis darbas, tai aš jį darysiu ir žiūrėsiu, kur galiu pritaikyti bingo užduotis. Ir dabar suku kitą darbą. Jeigu vėl iškris nekalėdinis, tada suksiu dar kartelį. Nes noriu vieną kalėdinį išsukti. Ir ką? Aha. Tai čia nekalėdinis, reiškia sukam dar kartelį. Darbų, kaip matote, visai nemažai pas mane jau. Aišku, yra daug naujų, nepradėtų. Ir ką? Va, koks gražus šitas darbelis. Puodelyje nykštukas sėdi. Na ką, viskas, einu ieškoti medžiagos, einu ieškoti, kaip aš siuvinėsiu. Tai šitą dar nežinau darbą, ar aš siuvinėsiu. Greičiausiai ant medžiagos, dėl to, kad ant plastiko gana didelis turbūt gausis. Tai einu ieškoti medžiagytės, o plunksnos nieko ieškoti nereikia, tik pasimti siūlus, schemą ir į priekį. Tai ką, iki greito. Na va, išsitraukiu plunksnas, tai va, rodau dabar vėl ant kelio. Kiek aš jau turiu, visai nemažai. Ir dabar keliausiu, tai pasimsiu pieštuką, keliausiu va štai čia. Čia yra plunksna prasidėjo ir toliau auginsiu. Ir kągi aš atliksiu su bingo užduotim, tai pažiūrėjau, yra siuvinėti darbą, kuris yra perkopęs 50%. Šitas tinka ir tinka va štai šitas. Jūsų metai arčiausiai esančio darbo. Tai va tie du tinka, tai aš ir bandysiu su plunksnom tas dvi normas padaryti. Tai iš viso bus 1200 kryželių. Nu ir žiūrėsim, kaip man seksis. Einu įsidėsiu į lankelį. Dabar galbūt naudosiu snapą, nes anas lankelis jau kitur kažkur panaudotas. Ir tuoj pamatysite jūs už sekundės, o aš einu siuvinėti. Po kelių dienų turbūt parodysiu. Na va, pasėdėjau vakar truputį ir prašau, padaryta norma kiek reikia. Tai va čia rodau dabar pilnai visą vaizdą, o kągi aš padariau. Tai padariau va šitą visą plunksną išsiuvinėjau ir šitos plunksnos pradėjau. Čia buvo jos labai nedaug truputį padaryta, tai va čia va pasiuvinėjau tą kringeliuką, čia va visur ir gavosi būtent tiek kryželių, kiek reikia. Tai yra 1200 dar truputį su viršum. Tai plunksnos eina į priekį ir ką aš nustebau, kad galvojau, reiškia, vis dėlto tose plunksnose gana daug tų kryželių. Nes atrodo 1200 tai gana daug. Ir kažkaip tai taip siuvinėjau, galvojau, šitą tikrai pabaigsiu plunksną, bet žiūriu, kad ne. Na taip yra, kaip yra. Ir dabar lauksim, kol vėl iškris pagal ruletę šitas darbas. Nes jisai nėra mano pagrindinis. Dar parodau iš aukščiau, va, gana nemažas. Reikia gana daug atitraukti. Štai. Ir liko, nu ką, visai nedaug, daugiau negu pusė liko. Nes dabar jau net nepasižiūrėjau, kiek procentų, nes kai pradėjau, tuoj palaukit, įsijungsiu šitą sagą. Tai va, įsijungiau sagą. Tai kai pradėjau buvo 53 ar 54,45%, o dabar gavosi 62,18%. Ir padariau jau, kaip sakiau, 1235 kryželius. Tai tiek, darbas paaugo. Ir einu dabar, pasiėmiau štai šitą plastikiuką ir siuvinėsiu tą besmegenį puodelyje. Nu, iškrito kalėdiniam bingo, kur man iškrito.
Tai irgi tuoj pasižiūrėsiu, nuotrauką tuoj parodžiu. Tai va šitą žmogeliuką siuvinėsiu. Čia parašyta karšta kakava podelyje ir pagal kalėdinį bingo, čia yra kadangi besmegenių toksai šou. Tai man atrodo, kalėdiniam bingo aš rimsiu, kur yra besmegenis. Ir dar kažkas ten man tika, neatsimenu. Tai va štai šitą besmegeniuką ir kaip sakiau, pasiėmiau va plastikinę kanvą, vis dėlto pagalvojau, kad aš jį siuvinėsiu, persivertė, kad aš jį siuvinėsiu ant plastikinės kanvos, kad irgi galima būtų pritaikyti kaip kalėdinį žaisliuką ant eglės, pavyzdžiui, o gal jūs turite kitokių minčių, galima būtų siuvinėti ir ant medžiagos ir tada kažkaip daryti į rėmelį nelabai norisi, gal geriau kaip kalėdinį žaisliuką, aš taip galvoju. Na ką, viskas, einu siuvinėti iki. Na tai sveikutės dar kartelį, štai rodau dabar savo rezultatą, ką aš padariau ir padariau lygiai tiek kryželių, kiek reikėjo pagal kalėdinį bingo. Tai yra 500 kryželių ir čia, kaip matot, palikau dar siūlą. Tiesiog nenorėjau didinti kryželių skaičius, galvoju, tegul pabūna, palauksim kito ruletės sukimo ir galbūt tada kažkada ruletė išsuks. Ir tada eisiu toliau, nes norisi tas bingo lenteles užpildyti, kad, kuo daugiau. Tai va taip gražiai gaunasi, atspalviai rudi kol kas, rusvi ir visai toks nemažas tas podelis bus, mano delnas. Toks dar čia truputį reikės ir paskui dar čia į viršų. Bet pagalvojau, kad ant plastiko geriau ir pažiūrėsim, kas bus. Bet kadagi galima išsiuvinėti ir ant medžiagos, ne? Ką, viskas. Tai šį kartą ruletės abi užduotis išpildžiau gana greitai. Ir dabar keliaujam į ruletę. Ir žiūrim, kągi mums išsuks šiandien. Tai šiandien beje yra ketvirtadienis. Tai va, pažiūrėsim. Kągi mums išrinks ruletę. Labai įdomu, gana ilgai sukasi. Na ir žiūrim, kągi man duosinai. Aišku, kur čia mano pelytė, naujas darbas, tai reikės man persirinkti schemą, tai yra Milhilo angelas, kurį aš jums nesenai rodžiau, kad nusipirkau. Ir reikės man jį persirinkti schemą. Ir dabar einu dar kartą suku, ne kalėdinį dabar. Reikia daryti užduotį ne kalėdinę. Pažiūrėsim. Kiekgi čia man tas nekalėdinės, ar iškris nekalėdinė, ar vėl koks nors kalėdinis siužetas. Bet jeigu kalėdinis, tada suksiu dar kartą. Man atrodo, balerina bus. Taip, valio, balerina. Na ką, tai nusiuvinėt balerinos ir to angelo ir parodysiu, kaip man seksis. Na štai, pasiėmiau šiandien baleriną siuvinėti pagal ruletę ir jau, kaip matot, pradėjau siuvinėti ir dabar tik tai supratau, kad aš neparodžiau, ką aš turiu, nuo ko pradedu. Tai štai toks vaizdelis ir dalyvausiu su šituo darbu bingo, aišku, langelyje vienam. Tai ten langelis yra nesusijęs, aišku, dizainas su tuo langeliu. Dabar užstrigo pavadinimas. 400 kryželių reikia daryti. Tai aš darysiu dvigubą normą, 800 kryželių, bet čia kadangi dabar einu pusiniais, tai gausis dar daugiau, ne? 1400 pusinių. Gal bus ir kryželių kažkur, jeigu atsibos tos pusinius daryti, atsibos, sakykime, ne? Tada gal čia pereisiu, bet čia kryželių nėra. Vienu žodžiu, ieškosiu. Bet aš norėčiau šitą plotą visą užsiuvinėti. Ir čia gana greitai einasi, kad ir pusiniais, kad ir daug atrodo tų pusinių, bet gana greitai čia vis tiek nėra didelių siūlų. Kai tos didelės nėra ir tiesiog pasiemi siūlą ir išsiuvinėjai.
Tai ką, einu siuvinėti ir pažiūrėsim, kiek aš laiko užtruksiu. Beje, šiandien yra šeštadienis, tai va žiūrėsim, per kiek laiko aš tą padarysiu. Gal šiandien padarysiu, nes gana turiu laiko, o gal iki rytdienos reikės. Nu, vienu žodžiu, einu siuvinėti, negaištu laiko. Na va, ir rezultatas padaryti 800 kryželių arba 1600 pusinių. Na, čia pagrindė viskas ėjo pusiniais. Štai čia, va, matot, pasipildė. Viskas ėjo pusiniais tiksneliais. Pagrindė, kaip čia pasakyti dabar, ne 2 siūlais, o 4 siūlais visur ėjo. Na va, ir fonas tas siuvinėjasi po truputį. Aš įsivaizdavau, laukit, pasimsiu kokį pieštuką. Įsivaizdavau, kad va čia bus jau daugiau užsipildys per tą 800 kryželių, bet kažkaip ne. Vis dėlto liko, bet vis tiek užsipildė, va čia labai labai gerai. Ir ką, ir viskas. Šį kartą padedu šitą darbą ir dabar aš jums parodysiu, ką aš toliau. Tai bus mano kalėdinis darbas, kalėdinė ruletė išsuko. Ir gal ant to paties aš pasidėsiu, va čia va. Va, ir kalėdinė ruletė man išsuko štai šitą Milhill angeliuką. Ir aišku, aš su juo dalyvausiu kalėdiniam bingo, ten neatsimenu dabar. Tuo atsinešiu. Na va, atsinešiu. Tai kalėdiniam bingo dalyvausiu, va štai čia yra angelas parašyta, matot? Angelas 600 kryžiukų. Nu tai ką, tai darysiu. Nes kalėdinis bingo, matėt, labai tuščias mano. Tai štai, aš jau ją išpakavau, šitą dalyką visą. Palaukit, kai čia man priliko. Tai va, yra tokia popierius rudas. Tai aš ant jo ir siuvinėsiu, nieko čia labai nedarysiu. Nekeisiu į medžiagą, nes aš noriu padaryti kaip kalėdinį žaisliuką ir kažkam padovanoti. Toliau yra siūlai, tai va, yra darbas man bus išnagrinėti siūlus, kur čia koks siūlas, tai viską išsinarplioti. Turbūt, nežinau, reikės žiūrėti, gal kai kurie siūlai tokie vat nelabai aiškus, žalių yra keli atspalviai, tai reikia žiūrėti, jeigu kažkoks įtarimas kils, tai eisiu į savo DMC saugyklą ir ten žiūrėsiu. Va, toliau yra karoliukai, šviesų su tamsiais tokie va yra, ir kiti yra karoliukai tokie rudi su žaliu. Ir adata, va, matot, yra. Na, ir va čia yra raktas. Ir schema labai tokia, pradžiai galvojau, gal aš ją persirinksiu, bet žiūriu, kad tokia nedidelė, tai tikrai neapsimoka ją perrinkinėti. Na va, ir einu dabar siuvinėti. Na, aš tai rodau savo siūlus, kaip aš juos surūšiavau iš aukščiau. Kaip matot, gana ilgi tie siūlai yra. Ir rūšiuojant buvo truputį problemų. Šešėlis kažkoks. Rūšiuojant buvo problemų, nes yra žalių spalvų daug ir yra va šitos va dvi gana artimos yra spalvos. Ruda, tai viskas gerai. Ir paskui va čia va buvo va štai šita va šviesiai, kažkokia, neatsimenu, koralinė ar kažkokia, ir šita ekrių. Nu, vienu žodžiu. Buvo ką veikti, kol išsinarpliau ir išsiaiškinau tuos siūliukus. Ir dabar dar primenu, koks čia tas siužetas. Taip, tai šita nuostabi angeliukas. Ir va štai kiek aš išsiuvinėjau pagal schemą ir ją užspalvinau tam, kad galėčiau atsiskaityti kryžiukų namuose. Čia gavosi tiek, kiek reikia kryžiukų, neatsimenu dabar, kiek ten reikėjo normą padaryti, visiškai neatsimenu. Iškrito. Ir kaipgi atrodo siuvinėtas darbas. Palaukite, kitą ranką pasimsiu. Va. Kaip čia jums geriau parodyti, kad matytųsi. Štai. Tai čia yra tik tai siūliukais dabar siuvinėju aš, o paskui jau, kai visus siūliukus išsiuvinėsiu, tada jau siuvinėsiu karoliukais. Ir čia vat matosi vietom, yra vietom, reiškia, siuvinėjasi 2 siūlais, o vietom 1 siūlu. Tai kur 1 siūlu
Nežinau, ar matysi dabar. Tai truputį šviečiasi ta popierius šitas, bet nelabai. Bet už tai, man atrodo, duoda to tokio apimties duoda, kur yra vienu siūliuku, tai jisai truputį, aišku, mažesnis, labiau priglūdė prie popieriaus, o kur dviem siūliukais tada gaunasi tokie klostės tokios. Va, iš toliau pasižiūrėkit, visai gražiai gaunasi. Na tai štai pasėdėjau, pasiuvinėjau ir pasidėjau dabar. Lauksiu toliau ruletė, ką išmes ar neišmes, pasižiūrėsim. Bet ruletėj labai patinka, žiūri nauji darbai. Ir kągi aš dar judinau, tai judinau štai šitą elfukę. Tuo įdėsiu nuotrauką, kad pamatytumėt, kiek buvo. O gal ir atsimenate, kiek buvo. Tai visai neblogai pajudinau aš ją. Dabar galvoju, ausis jau buvo praeitą savaitę ar ne, man pati net pamiršau, kiek buvo. Ir pabaigiau va štai šitą jau visiškai skrybėlės papuošimą, tai va pasižiūrėkit, kokie yra kringeliai to, sagės kažkokios papuošimo. Čia iš arčiau tai nelabai, bet va žiūrėkit, atitraukiu ir jinai vis gražėja. Čia dabar liko visai nedaug, ta prasme, nelabai sunkus plotas, dėl to, kad čia pagrindė va tas fonas siuvinėsis, čia daug kryželių gausis viena spalva. Čia eina skrybėlės, tos dryžuotos dalys irgi nelabai sudėtinga, nes yra daugiau spalvų eina vienu metu neišmėtyta. Va šitą sagę, tai aš kiek kartų jau sakiau, čia tai tikrai buvo pamėtyta. Na va, ir ta ausytė taip gražiai išryškėja. Ir jau tikrai turėčiau pabaigti šią savaitę, tikrai ne šią, bet kitą savaitę pabaigsiu šitą plotą ir jau eisiu čia link sparnų, va čia jau sparnelius pabaigsiu, bus labai faina ir toliau skrybėlę siuvinėsiu ir jau liks, dar šiandien tiesą žiūrėjau, kiek aš tų kryželių ten turiu padaryti, tai dar nemažai, gaunasi tikrai nemažai ir klausimas, ar aš spėsiu iki naujų metų. Nes tada jau reikia sėsti tik tai ant šito darbo ir siuvinėti tik tai jį, bet tada nebus įdomu jums žiūrėti ir nuobodu su vienu darbu. Man tai nenuobodu, bet jums, pavyzdžiui, bus tikrai. Vis tiek suksiu tą ruletę ir va, kaip mato, šią savaitę sukau aš ją 2 kartus. Tai visai kažkaip smagu, nes pagal normas pasirenku kryželių pagal bingo. Tai tada visai kitaip gaunasi. Aiškumas didesnis, kiek siuvinėti. Na, štai tokia mano savaitė buvo. Dar padėsiu savo tą angeliuką į pabaigai. Šalia. Tai tokia savaitėlė buvo mano, visai darbinga. Ypač džiaugiuosi su elfuke, nes tikrai nemažai padariau. Ir tada labai laukiu kitos savaitės ir žiūrėsiu, ką išmes ruletė. O jum gero siuvinėjimo, gero žiūrėjimo, spauskite laiką ir susitiksime kitą savaitę. Ate.